Pirmoje dalyje pasakojame apie unikalius radinius Žemutinės pilies teritorijoje, 13 amžiaus pabaigos gerai išsilaikiusi medinį pastatą ir jame aptiktus stulbinamus radinius, kuriuos kai kurie archeologai net įvardyja karališkais radiniais. Tas lobis slypėjo tuščio pastato arodėlyje, greta ližių, šluotų ir kitų įprastų buitinių rakandų. Šie puošnus, kaip vėliau paaiškėjo radiniai, užminė ne vieną mįslę tyrėjams. Kam šie prabangus daiktai galėjo priklausyti, kur jie galėjo būti pagaminti ir ką šie unikalūs artefaktai liudija apie Vilnių iki Gedimino. O čia yra turbūt valdovų rūmų teritorijos. Kai aš sakau, tas turbūt yra prakeikimas, kai mes visą laiką sakom, vėl kažkas pirmas, ypatingas, išimtinis, neturintis analogų, vienintelis ir visa kita. Taip tu trauki tą balną ir tu supranti, tu jau tada supranti, kad taip, iki šiol Lietuvos archeologai nebuvo tokio daikto. Ir tu supranti, kad labai didelė tikimybė, kad daug metų tai liks vienintelis tokio tipo radinys ir tu galvoji tuo metu, kad tu supranti atsakomybę. Kažkokie visokie armandai lenda. Ir matot lyžę, o čia balno dalis. Čia jau yra balnas. Balnas tai tikrai unikalus radinys, neturintis savo lygiųjų ir vienintelis toks Lietuvos archeologinėje medžiagoje, bet jis ne dėl to unikalus, kad yra kažkokio ypatingo grožio ar ypatingos technologijos, o paprasčiausiai yra ypatingai išskirtinės sąlygos, kurios leido jam pasiekti mūsų dienas, kad jis taip puikiai išliko, su polichromija, su visomis detalėmis. Mes iki to laiko anksčiau turėjome ir žinojome tik tai, kad tokie balnai buvo. Mes žinojome, kad jų daug buvo dėta ir jau nuo kažkur 10-11 amžiaus į kapus, nes yra balnakilpės kapuose, bet degintinėse kapuose viskas sudega. Šiam balnui, kaip ir kitiems radiniams iš organinių medžiagų, išlikti padėjo natūralus konservantas – Žemutinės pilies teritorijos aukšti gruntiniai vandenys ir beorė erdvė. Iki tol archeologai yra aptikę tik atskirų odinių ir metalinių balno detalių. Ypač daug medžiagos rasta Kernavėje aptiktose kauladirbio dirbtuvėse. Tai suteikė galimybę pamatyti, iš ko buvo gaminami balnai. Daugiausiai gaminta iš rago plokštelių. Ragas įmamas, pjaustamas, paskui čia mes matome visus įrankius jų, ir oblius, ir grąžtas, ten daug peilių įvairių. Paskui tokie grąžteliai, su kuriais ornamentuodavo raginės plokštelės, tos akutės tokios išornamentuotos, bet pačio balno niekad neturėjom. 13 amžiaus pabaigos balnas mokslininkams suteikė progą sudėlioti trūkstamas detalės ir pamatyti visą vaizdą. Balnas ne tik meistriškai pagamintas, bet ir prabangus. Tyrimas parodė, kad jam papuošti naudoti brangus tais laikais aukso ir raudonos spalvos pigmentai. Įdomu, kad jis visiškai kitoks, nei kad mes įsivaizduojame balną, minkštą, aptrauktą odą. Tai šiuo atveju, kaip matome, visiškai kitokia konstrukcija. Visas iš medžio pagamintas, dekoruotas iš galvijų šonkaulių pagamintais apkalais, apkaltos tos dalis. Greičiausiai, kad mediena netrūkinėtų. Priekis dekoruotas raginė plokštele iš briedžio arba elnio rago pagaminta. Irgi tarp kitko dekoruota 9 skriestuvinėm akutėm. Ir aišku, balnas puošnus, tai jis yra kario, neeilinis valstietiškas balnas, bet čia balnas be jokios abejonės. Kario galima sakyti, kad panašus balnai turėjo būti ir kunigaikščiai, bet dar labiau išpuošti. Aš sakyčiau, kad tai rodo, kad šitoj vietoj tiesiog aukšto luomo asmenys gyveno. Ypatingą Žemutinės pilies teritorijoje buvusių žmonių statusą, jų kilmingumą rodo ir dar vienas namuko radinys – auksinis žiedas, papildęs ne vienerius metus valdovų rūmuose kaupiamą prabangių dirbinių lobyną. Tai itin vertingas žiedas, nes aukso papuošalai ypač retai randami ir labai retai išsaugomi lobynuose ar kolekcijose. Vilniaus Žemutinėje pilyje ir pilių teritorijoje žmonės gyveno 1000 metų prieš mūsų erą, tai tų dirbinių mes turim ir 1000 metų senumą, bet iš viduramžių laikotarpio toks ypatingas ir seniausias ir lobyne eksponuojamas žiedas yra būtent tas seniausias auksinis žiedas su emaliu.
Pagamintas iš aukštos prabos puikaus aukso lydinio ir puoštas melsvu emaliu, šis žiedas datuojamas 13 amžiaus pabaiga. Ir atlikus tyrimus paaiškėjo, kad tą melsvą spalvą suteikia vario junginiai. Ir tas žiedas puoštas yra augaliniais motyvais, o augalinis motyvas iš tiesų yra labai būdingas visai viduramžių Europos juvelyrikai, auksakalystė yra tipiškas to laikotarpio atspindys. Akivaizdu, kad rafinuotas, iš prabangaus metalo sukurtas žiedas priklausė kilmingam asmeniui. Tik įdomu, kas viduramžiais labiau puošėsi, kam, vyrui ar moteriai, galėjo priklausyti šis žiedas. Žiedo skersmuo yra apie 2 cm. Ką tai reiškia? Tai iš tiesų reiškia, kad žiedą galėjo nešioti tiek vyras, tiek moteris, nes kapinynų duomenimis, kiek teko domėtis, tai iš tiesų toksai skersmuo yra surasta tokių žiedų ir tiek vyrų, tiek moterių kapuose. Ir tos iš tiesų žiedų stilistika vyrams, moterims, netgi vaikams iš tiesų buvo labai panaši, praktiškai vienoda ir daug vėliau šiek tiek išsiskyrė tie dirbiniai vėlesniais laikotarpiais. Valdovų rūmų muziejuje galima pamatyti ne vieną dailų papuošalą ar dirbinį iš senųjų laikų. Nors jie nėra iš aukso, bet meistriškai pagaminti ir byloja, kad meistrų būta aukšto lygio. Vargu ar besužinosime, kam priklausė seniausias Vilniaus auksinis žiedas, bet gal archeologai turi duomenų, kur jis buvo sukurtas. Jie galėjo būti tiek importuojami, tiek atkeliavęs su meistras galėjo būti atkeliavęs. Ir sunku pasakyti iš tiesų, kur tas žiedas yra pagamintas, tiesiog neturime tam pakankamai duomenų. Bet iš tiesų žinome, kad 1292 metais Rygos skolo knygoje jau paminėtas pirmasis auksakalys. Tai duomenų iš tiesų yra. LDK pirmasis auksakalių cechas įkurtas tik 1495 metais, o kaip dirbta iki tol. Daugiau sužinoti apie senasias juvelyrų tradicijas keliaujame į Vilniaus auksakalių gildiją pas žinomą juvelyrę, emalio meistrę Marytę Dominaitę. Čia netikėtai aptinkame kunigaikščio Gedimino ženklų. 700 emaliu dekoruotų plokštelių vilniečių vaizduojama miesto legenda taps originalia dovana Vilniaus gimtadieniui. Čia ant stalo yra dabar virš 100, jie yra sujungti grandelėmis ir tai bus didžiulis, kaip sakant, apsiaustas. Yra sumanyta, kad tai bus 700 plokštelių. Tai vadinasi 700 autorių, kurie tai darė, jie bus, kaip sakant, įtraukti į šventę ir būtent ar girdėjo, ar iš naujo paskaityti apie tą Vilniaus legendą. Tai Vilniaus legendos atspindžiai, o kokia buvo tikrovė, ką žinoma juvelyrė galėtų pasakyti apie seniausią Vilniaus auksinį žiedą, pagamintą iki Gedimino. Anksčiau būdavo pagal cechų tas tradicijas ir reikalavimus, kad meistras, kuris padarė savo daiktą, jisai turi žymėti. Ir tai buvo valstybės irgi interesas, kad kitaip jis negalėtų dirbti. Ir cechai prižiūrėdavo savo tuos mokinius, pameistrius, meistrus, kurie, kaip sakant, turėdavo egzaminą išlaikyti ir kas labai mums patinka, kad baigtinis darbas turėjo pavadinimą šedevras. Jis turėjo sukurti šedevrą. Įdomu, kad gildijų meistrai nuo senų laikų žymėdavo savo darbus, greta autoriaus vardo būdavo valstybės ženklas, vėlesniais laikais nurodydavo ir aukso kiekį lydinyje. Tačiau Vilniaus šedevras niekaip nėra pažymėtas. Gal dėl to, kad 13 amžiaus pabaigoje čia dar nebuvo auksakalių gildijos? Auksakalių gildija Lietuvos yra daug vėlesnė negu visos Europos. Jie visi turėdavo tas pačias taisyklės ir visa kita. Tai čia, jeigu pagamino ir nėra ženklo, vadinasi, galėjo pagaminti kažkoks atsitiktinis, kuris neturėjo meistro statuso. Ir paprasčiausiai neturėjo teisės jį ženklinti. Gal jisai mokėsi mokinys, o jau kada jis gauna meistro, tada jis įženklina. Tai aš sakyčiau, kad šitas žiedas vis dėlto yra europinis. Ir dar įtarčiau, kad tai yra, sakysim, kažkur tai Britų salino pagal ornamentą. Ornamentiniais papuošimais išsiskyrė ir keli mediniai radiniai – kamantai, lazda su buožele, dailiai išraižytos svastikos, soliariniai piešiniai rodo ne tik meistrystę, bet ir pagonišką puošybinę tradiciją. Archeologai užsimena ir apie kitų kultūrų įtaką.
Kamantai vėlgi unikalūs. Forma jų tokia pat, kaip ir mums žinoma iš etnografinės medžiagos, bet visos medinės dalys, tie du puslankiai labai gražiai papuošti pagoniškais, būtent pagoniškais ženklais. Mes matome ten svastikas, matome tokias spiralės. Tai yra grinai susijęs su Lietuvos pagonybė. Ornamentų įvairovė rodo, kad nebuvo tai kažkoks vietinis tik tai variantas puošybinis, bet jis buvo suformuotas iš tam tikrų įtakų. Tai vat tos gardelės, kur labai gražiai yra įrėmintas ornamentas, tai rodo, kad tai galėjo būti bizantiška įtaka. Svastikos, tai rodo plačią teritoriją. Tai aišku, ir mes kai kalbam apie tas svastikėlės, tai tada irgi kalbam apie tą soliarinį motyvą, apie tos amžinybės sukimąsi, apie tą susijungimo su kosmosu idėją. Amžinybės rato motyvas ypač ryškus buoželės ornamente, nors rasta ir paprastų lazdų su buoželėmis be puošybos. Tačiau daugiausia klausimų mokslininkams iškilo aiškinantis jų paskirtį. Namuko aplinkoje buvo surasta lazda, kurios kotelis buvo nulūžęs ir po to buvo sutaisytas. Kai toks kotelis yra, viskas tvarkoj, galima kažką numušti, gal ir obolį nusimušti, nežinau, gal net ir riešutą labai stipriai gali nusimušti, bet kai jau lazda yra sutvirtinta, sulūžusi, jinai matyt nuo tvirtesnio smūgio vėl sulūžtų. Tai jau ginklo funkcija tarsi šiek tiek buvo sumažinta mūsų hipotezėse. Yra visokių ikonografinių šaltinių, kur panašios lazdos naudojamos būgnams mušti, tik tai turi trumpesnius kotus. Bet ir šitą hipotezę kažkuria prasme atmetėm dėl to, kad labai jau didelis kiekis tų lazdų. Žemutinės pilies teritorijoje per maždaug 150 metų rasta net 230 tokių lazdų. Palyginimui, medinių šaukštų kiek per 30. Tvirčiausia pasirodė hipotezė, kad lazdos naudotos pagoniškiems ritualams. Ją stiprino ir tai, kad didžioji lazdų dauguma pagaminta iš ąžuolo ir jos randamos tik iki krikšto. Bet jeigu taip konkretinant, tikrai matosi, kad 14 amžiaus pabaigoje jos yra masiškai išmetamos ir naujų nebegamina. Tai tas mus privedė prie hipotezės, kad galbūt tai yra susijęs su pagoniškom apeigom, su ritualais, kartu gal turint ir kažkokią buitinę prasme. Greta puošnių dirbinių namuke rasta nemažai ir su buitimi statyba susijusių radinių, architektūrinių detalių, šluotelių, ližių, kitų daiktų. Jie atskleidžia ne tik pastato istoriją, bet ir 13 amžiaus antrosios pusės žmonių gyvenseną, jų kasdienybę. Bet nemažai yra tokių radinių, kurių paskirtį, kaip ir lazdos su buožele, tyrėjams nėra lengva įminti. Tai pavyzdžiui ir šita labai panašu galbūt galėtų būti verpimo ratelio detalė, bet tas laikas toks įdomus, tai gal ne, o gal kėdės kokia nors papuošimo detalė, kur kažkas įsistato. Tai vat tokių daiktų turime bene didžiausią dalį. Bet aišku, jie vis tiek yra susiję su buitim. Turim jau iš 14 amžiaus ir kamoliukų, kurie vat lygiai taip pat gaminti. Ir kartais labai sunku suprasti, čia arba dabar kamoliuko detalė, ar tos lazdos detalė. 13 amžiaus pabaigos radiniai rodo, kad tuo metu Vilniuje dirbo įvairiausių sričių amatininkai ir net jei nežinoma, kam daiktas buvo skirtas, galima spėti, kokie naudoti įrankiai, kokio lygio meistrai dirbo. O tai audėjų, verpėjų, žvejų įrankiai. Batus siuvo kaip ir dabar, ant medinių kurpalių. Raiteliai puikavosi pentinais. Arklių pasagos ir pakinktai nedaug skiriasi nuo šiandieninių. Nedaug nuo šiandieninių skyrėsi ir namuke rasti odiniai batai. Archeologai avalynės aptinka nemažai ir apie batų formas, siuvimo būdus turi daug žinių. Panaršyti po senovinių batų lentynas ir plačiau apie juos sužinoti, šį kartą keliaujame į Kernavę, į senosios avalynės rekonstrukcijos dirbtuves. Kernavėj, vat ankstyviausi Lietuvoje rasti yra avalynė. Naginės tai jos nesiskaito avalynė. Tai yra apavas,
bet ne avalynė. Avalynė, padas ir batviršis ir siūlė. Tai yra. O naginės iš vieno gabalo odos. Tai siūlių čia tos yra. Jos buvo iki Kristaus avimos ir iki 20 amžiaus pradžios. Nu, va, nėra čia siūlyčių. Nemažai rasta Kernavėj yra tokių šito modelio bačiukų. Čia auliukiniai. Žemas auliukas, auliukiniai. Bet yra įvairiai rišamų. Yra, vat, kad aiškiai matosi, kad kryžiuotas dirželis va šitaip va ir rišta ir keliavo jisai į priekį. Kai kuriuose yra atsispaudę. Štai tokius batus senosios avalynės rekonstruktorė pasiuvo pagal vilnietiškus radinius. Su platformomis ilgaauliai ar su raišteliais matome įvairiausių modelių, nors kai kuriuos atkurti buvo tikras iššūkis. Kartais nėra fragmentų iš tiesų odos ir tu turi sugalvoti, o kaip ten buvo. Darant jau tikras kopijas, tai skaičiuoju net skylutes, kiek ten buvo, kiek čia siūlėm, pavyzdžiui. Prie rekonstruojamų batų iškarpų kartais tenka prasidėti daugiau negu prie siuvimo. Pradžia yra pėdos piešinys, o nuo pėdos piešinio tada ir batviršio piešinys. Čia bus tokie bačiukai, su tokiu užkulniuku. Siuvant batus buvo naudojamos šiais laikais įprastos įlutės replytės, turėta ir žirklių specialių batsiuvio peilių. Yra ir Kernavėj rastas toksai tas batsiuvio peilis. Juo pjaunama taip va. Čia tik tai mano nėra aštrus, aš jo nenaudoju, jisai yra toks parodomasis. Aš odos nekerpu žirklėmis, bet randama ir žirklių. Ir Kernavėj yra 13-14 amžiaus sluoksnyje rasta žirklių, plaktukai, kurpalis yra rastas Kernavėj. Nors atrodo nesudėtingas, bet tai atidumo reikalaujantis darbas. Reikia ne tik tiksliai atpjauti odą, bet ir atidžiai sužymėti skylutes batviršyje ir ant pado. Jos turi sutapti, o ir pradurti jas nėra taip paprasta. Nuo pado skylutės persikelia ant batviršio. Batai būdavo siuvami iš galvijų, avies, elnio odos, gal tik moterų ir vaikų apavui dažniau naudota ožkų oda, nes ji minkštesnė. Siūlai būdavo irgi įvairių medžiagų. Liepos karna, tokia virvelytė susukta, linas, kanapių pluošto siūlai. Kartais randama avalynės su vilnoniu siūlų susiūta, bet net ne avalynės, ten turbūt naginės buvo. Čia labai minkšta odelė, elnio man atrodo, tai išsivers lengvai. Kaip ir šiais laikais, viduramžiais naudotas kurpalis, tik jo paskirtis buvo kitokia. Kurpaliai tuo metu nebuvo ant jų siuvama, bet jie naudoti formavimui avalynės. Avalynę batus, manau, avėjo didikai, o varguomenė susiraukdavo naginės. Didikų mados buvo atskira istorija, atskiras dalykas, nes puošnu, ryšku, avalynė tikrai galėjo būti raudona ir tik tiek, kad pigmentas brangus atvežtinis buvo, tai tik didikams. Varguomenė dažė žolėmis vietinėmis, tai tokie švelnesnės spalvos, netokios ryškios. O štai namuke rasti 13 amžiaus pabaigos batai pasižymėjo išskirtinę spalvą, nors patekę pas restauratorius net nelabai priminė batus. Atnešė irgi tokią purvo gumulėlį, bet paskui, kai pradedi valytis ir žiūrėtis, paaiškėjo, kad jie sukišti viens į kitą ir tarsi padėti. Ir žodžiu, viršus nupjautas, bet nupjautas beveik simetriškai. Tai dažniausiai viršų nupjaudavo tam, kad viršutinę dalį odos panaudotų kažkam kitam.
Radinys sukėlė ir nemažai klausimų, kodėl simetriškai nupjautas batų viršus arba ką reiškia tokia jų forma, kai nėra atskiros pado dalies, o batai tiesiog susiti užlenkus viršutinę dalį, būta ir staigmenų. Dar labai įdomus dalykas yra, kad jie buvo be atskiros pado detalės. Mes praktiškai neįsivaizduojam batą be pado, o jie buvo tiesiog sulenkus viršų, susiūlus ir tokia vat kaip, žodžiu, toks gaminys įdomus avalynės požiūrį. Labai retai archeologai matom spalvą kažkokią tai. Ir praktiškai visa oda yra tokia juoda, ruda, o tenai, žodžiu, aš pradėjau plauti tas radinius, mes ten jas plaunam atsargiai, ten pasidedam ant tvirto pagrindo ir pradėjus plauti patekančių vandenių, man išaiškėjo tokia tamsiai raudona spalva. Neįtikėtinas atradimas. Raudona spalva tai akivaizdi nuoroda, kad batai priklausė kilmingam asmeniui. Manau, tikrai turėjo priklausyti kažkokiam aukšto socialinio sluoksnio asmeniui, visi tie daiktai. Sunku pasakyti pavardę, kaip aš juokiausi, kad čia Lietuvos Tutankamoniuko palikimas. Na, viename komplekse šitiek daug turėti prabangių dalykų galėjo tik tai labai aukštą statusą turintis žmogus. Tai pritarčiau. Kas spėliokit? Kunigaikštis, didysis. Bet jeigu tai buvo nedidysis kunigaikštis, tai tada paspėliokim, kokie turėjo būti daiktai to didžiojo kunigaikščio. 13 amžiaus pabaigos radiniai Vilniaus žemutinės pilies teritorijoje suteikia unikalią progą daugiau sužinoti apie nedaug tyrinėtą Lietuvos istorijos tarpsnį. Jie mums atskleidžia, kokia turtinga buvo Vilniaus praeitis, kad ir iki Gedimino čia buvo auksarankių meistrų, o gyventojus supo dailiai pagaminti daiktai.